Programa šiuo metu turi 3 versijas lietuvių kalba ir 2 versijas daugiakalbės, šiuo metu anglų ir lietuvių kalbomis. Viena daugiakalbės programos versija skirta tikėkiniai pastolių apskaitai. Skirtingos versijos turi funkcijas, kurių nėra šiame grojaraštyje pristatytos programos versijoje. Tai, pirma, su programa gali dirbti įmonių grupė, tai yra, klientus gali aptarnauti ne vienas, o 2 ar daugiau nuomotojų. Antra, viena įmonė gali naudoti 2 sandėlius. Trečia, kartu su pastolių nuomos apskaita įtraukta ir klojinių bei tvarų nuomos apskaita. Ketvirta, klientui teikiamos paslaugos pirmiausiai pateikiamos komercinėme pasiūlyme, kurį suderinus iš jo formuojamas sutarties priedas, o paslaugų suteikimo aktai formuojami iš šių sutarties priedų, kuriuose paslaugos skirtumos suteikiamas tik pardavimo ar tik grąžinimo atveju arba abiems atvejais. Penkta. Paslaugos turi periodiškumo požymį, yra vienkartinės ir periodinės paslaugos. Periodinėms paslaugoms sąskaitų eilutės formuojamos analogiškai nuomos sąskaitos eilutėms. Šešta. Aliuminio bokštelių nuoma taikant dienos ir minimalią kainą, kai nuomos laikotarpis skaičiuojamas be sekmadienių ir šventinių dienų. Septinta. Pastolių montuotojų modulis, leidžiantis priskirti klientų objektus montuotojų komandai, o vėliau stebėti jų darbą atitinkamame objekte, rinkti duomenis ir nuotraukas apie atliktus montavimo ir išmontavimo darbus. Dalį šio modulio duomenų į programą įveda pastolių montuotojai naudodami mobilų telefoną. Aštunta. Pastolių montuotojai gali rezervuoti trūkstamas kliento objekte pastolių komponentus. Šias rezervacijas į programą įveda pastolių montuotojai naudodami mobilų telefoną. Devinta. Sandėlyje vienu metu kliento objektui pastolių komponentus gali surinkinėti 2 ar daugiau sandėlio darbuotojų. 10. Sąskaitų duomenų eksportas į apskaitos programą. 11. Klientų mokėjimo duomenų importas į programą iš bankų išrašų. 12. Pastolių komponentų naudojimo rodiklių skaičiavimas. Jeigu įmonei, kuri naudoja šiame grojaraštyje pristatytos programos versiją, atsiranda poreikis įdėti funkcijas, kurios yra kitose programos versijose, ar sukurti naujas, galimybės tai atlikti ir turi aiškintis su manimi. Kontaktai pateikiami šioje skaidrėje.